Sveiki visi, žiūrintis mano kanalą. Taigi čia visi spiningauja ir aš sugalvojau atvažiuoti prie ežeriuko ir pabandyti pamėtyti spiningą. Jau gal 2 metus nelaikė spiningo rankoje. Ir šiandienos idėja tokia. Bandysiu okupuoti Vilniaus ežerus, tvenkinius. Tai apvažiuosiu ne vieną ežerą ir ne vieną tvenkinį. Tai pradėsiu nuo Pilaitės, nuo Salotės, Gilužio, yra Baltiekos ežeras, jie visi yra valstybiniai. Tai pažiūrėsim, ar Vilniuje įmanoma pagauti lydekų. Po to gal nuvažiuosiu iki Buivydiškių tvenkinių, apeisiu. Tai tiesiog tokia apžvalginė žvejyba. Labai kažkokių tai stebuklų nesitikiu, bet pabandyti verta, bus įdomu. Ir man pačiam įdomu, nors turėjau kitą galimybę išvažiuoti kažkur tai su valtele pamėtyti, bet sakau, pabandysiu Vilnių. Žiūrėsim, ką išeina pagauti Vilnių. Taigi, kaip ir susiruošiau iki galo, maža kuprinytė ant nugaros, kamera ant krūtinės ir bandysim pirmą ežeriuką. Tai būtų Pilaitė, Salotė. Šiaip anksčiau gyvenau Pilaitėje, tai tikrai teko šitame ežere pagauti ir lydekų, ir linų. Buvo to žuvies, o kaip dabar situacija su žuvim, greit pamatysim. Tai pirmas dalykas, prie ežero atvažiavus, ką padarau, tai atsidarau ir nusiperku leidimą neišnuomotiems ežerams. Dėl to, kad pasidomėjau, tai bus neišnuomoti ežerai. Susivedu duomenis, nusiperku leidimą ir prie ežero. Pirma vieta, kur galėčiau užmesti meškerę, tik tai, kad nelabai krantas gražus. Nieko, pabandysiu taip lengvai pratraukti čia kampeliu. Jeigu iškart į kokią žolės neįkabinsiu. Kaip matote, iš karto pilna namų aplinkui. Na, ne veltui Vilnius. Aišku, čia praktiškai neįmanoma tokiai vietai pamėtyti. Bandysiu paeiti į kitą vietą. Šiaip tai net rankos šąla. Šiandien yra spalio 19 diena. Dieną praneša iki 5 šilumos tik tai. Tai va tokia ir bus žvejyba. Keli kranteliai. Aišku, jau kur prieisiu krantą, tai ten tikrai pamėtysiu daugiau. Va dabar va šiek tiek gražesnė, platesnė vieta. Tai pažiūrėsim. Iškart žolės kabinasi. Pirmą pradėjau nuo tokio biškį tamsesnio, su tokia uodega.
ganėtinai gražiai plaukia, raudona galva. Šiaip pagrindė šiandien numatėsi su gumai, įsidėjęs gal 15 gumų ir gal kokias 5 blizgės. Tai prie progos pabandysiu užmesti ir blizgę. Iškart žolės. Aišku, vėl ant gumos žolių kuokštas. Gerai, bandome į toliau mano vaikystės pramintais takais. Aišku, ateisiu į pagrindinį pliažą, ten bus žymiai daugiau vietos, bet ten šiek tiek mažokai augmenijos. Tai pamėtysiu pliaže ir pasibaigs žvejyba prie šitą ežerą, važiuosiu, pabandysiu prie kito. Po to parodysiu masalus kokius naudoju. Šiaip gražu ruduo. Nu, jaučiasi, kad mieste gaudo šunų lojimai. Kadaise tolumoje tenai buvo galima visur praeiti, dabar visur tvoros. Praktiškai nelabai yra prasmės. Tai gerai, išmėtau šitą lankėlę. Tada na kampą pasižiūrėsim. Aišku, žolės labai arti. Iškart į žolynus. Pabandyti testą žolės juostą. Ir gal iškart va žolės. Na ja. Šitą ežerą gylis, tarp kitko, man atrodo, yra giliausia vieta, gal 2 metrai tik tai.
kitų ežerėlių tai prastai. Dėl to, kad praktiškai 20 metrų nuo kranto visur žolės. Ir šiaip gilio labai nėra. Tai žolės iš vis dar nesukritusios. Tai dar kampelį ten pamėtysiu. Ir važiuosim prie kito ežero. Tai va, masaliukai, praktiškai tokios nedidelės gumelės, nu ir ne pačios mažiausios, aišku. Štai tokios, čia Lucky John'o bus, Keitecho guma. Įvairios tokios gumos ir įsimečiau keletą blizgių. Aišku, dabar pabandysiu užsidėti tą žolinę tokią, kur turi apsaugą nuo žolių. Šį gal pavyks toliau užmesti. Tokia graži visai žalia. Reikia pabandyti. Nieko daug neprisikrovęs, viskas vienoj kupriniai. Tai deduosi blizgę ir dar grįžtant link mašinos, link kito ežeriuko pabandysiu prasieiti su blizgė. Pliažas. Tai va, grįšiu dar ant tiltuko, porą metimų padarysiu. Ir manau, nėra ko čia prie šitą ežerą, viena pusė net nėra taip, nes ten tvoras užtvertas. Aš nesuprantu, kaip valstybė leidžia prisistatyti va taip po namus ant pat ežero kranto. Ir taip tų prieėjimų realiai prie ežerų nebėra. Daug žmonės persikelia gaudyti su valtim ir panašiai. Viskas baigta ant šito ežeriuko. Dar kelis metimus padariau. O dabar važiuojam ant Gilužio ežerą. Iškart į pagrindinį pliažą nuvažiuosiu, pabandysiu pamėtyti. Tas ežeras šiaip ganėtinai gilus. Bet pažiūrėsim, kur įmanoma prieiti nuo kranto. Aišku, pagrindiniam pliaže biškį pamėtysiu, po to pabandysiu paeiti link viešbučio Vilos Alikantės.
Žinau, kad ten yra takas kažkur tai. Po to gal užeisim į Baltiekos ežerą. Ir po to važiuosim į Buivydiškius. Ten, manau, išeis pasivaikščiot žymiai daugiau. Bet šiaip girdėjau, kad Buivydiškių tvenkiniai biški yra nusiaubti, apgaudyti ir juose žuvies nėra. Nu, bet svarbiausia, gerai praleisti laiką. Tai viso, man kokios 5 geros minutės važiavimo ir susitinkam nuo kito ežerėlio. Štai prie kito ežero esu. Jau matau, vienas žvejys yra, mėto spiningą, tai to jau pabandysiu ir aš. Gerai, traukiu spiningą ir einu. Nu, iškart matosi, kad gylio daugiau. Nu, pabandysim biškina šitos pontogius čia ilgiau pamėtyti. Jau užstreikia labai. Pirmas metimas – žolės. Tiek vienas iš žalių, nieko pasikeisiu gumą. Šiaip tarp kitko ežeras, giliausia vieta, man atrodo, yra ten apie 19 metrų gilis. Čia tai žuvies tikrai yra gero, žinau, kad ir karpių yra. Tik tai, kad realiai žvejybai, naktiniai žvejybai nelabai vietų yra. Na, aišku, žmonės, kas turi kažkokias tai sodybas, namus aplinkui, tai faktas, iš kiemo galima pasidaryti ir galima žvejot. O čia realiai, nu ką, jūs atvažiuosit į pliažą dugninę susimesti? Nu ne, taip nebūna. Taip nebūna. Bandom pasikeisti kažkokią tai gumą. Uždėti kažką tai tamsesnio. Gal saulė bandolys. Nu, gal iš vis juodo nedėsiu. O, mėlyna. Ne vieną lydeką esu pagavęs ant šitos gumos.
6 gramų galvakablis, matosi net sudraskymai. Bandom šitą gumelę. Ir keliausim krantu toliau. Labai tokia ilga, gražiai dirbanti. Pamėtam biškį dar. Atsisėdau biškį pailsėt, pasigrožėt vaizdais. Šiaip gražu. Tikrai padaryta geras pliažas, daug sėdėjimo vietų, apačioj mačiau yra suoliukų, tai kažką tai galima pasigrilinti, tik tai būna vasarą labai didelė problema, žiauriai daug žmonių. Tai kažkaip tai aš visą laiką vasarą vengiu to Vilniaus, geriau važiuoju kažkur tai toliau, pasimaudyti ar pažvejot. Tai sakau, tik šį rudenį taip sugalvojau, sakau, aplėksiu tuos ežeriukus, kuriuos žinau, ir pabandysiu biškį pamėtyti. Šiaip nieko nesistengiu pamokyti ar dar kažką, tiesiog įdomumo dėliai pažvejot. Tai jeigu tikitės
ten kažkokio tai profesionalaus video, tai realiai net galit nežiūrėti, nes tai bus mėtymas ir guminukų keitimas, nieko įspūdingo. Gerai, čiumpu meškerę ir varau tu. Urbanistinė žvejyba. Šiaip tikrai geras vietos, va visur prie staliukų šašlykinės kažkokios, tai galima pasikepinti. Čia yra Gilužio ežeras, kas dar nežino. Nu, bet aš šiandien netočinai, tai bandau dar mesti meškerytę. Pažiūrėt, gal netyčia išeis kažką tai iškrapštyti. Greitesnį pratraukimą darau dėl to, kad blemba, žolės visur kabinasi, realiai net padžigaut, padaužyti dugną neišeina gumos, nes tik pačioj priekrantėj gražus dugnas, o šiaip tai viskas kliūna iš karto. Jei kam įdomu, tai naudoju Lucky Johno Progress džiginį kotą iki 27 gramų ir tokią pačią geltoną ritelę, irgi ne Lucky Johno, tai yra Ryobi firmos Zauberis 3000. Tai taip gražiai ganėtinai dera tas kotas, tas geltonas su ritelė. Aišku, kotas čia nebrangus, iki 70 eurų ir rite iki 100 eurų. Pintas valas neatsimenu, koks suviniotas.
nenori kaip kažko tai. Ką reikia daryti? Keisti lokaciją. Gerai, paskutinį metimą padarau ir keičiam lokaciją dar prie vieno ežerėlio. Čia prie pat už kelio. Nu va, apgaudžiau, apmėčiau 3 ežeriukus Pilaitėje. Pilaitėje jokio rezultato nedavė. Kas sėdu į mašiną ir varau į Buivydiškių tvenkinius. Ten gal biški daugiau priėjimų bus, tai biški daugiau išeis pamėtyt. Tai viskas bus matyt. Nu nežinau, kažkaip dar tikiuosi kokią, bent jau vieną šaudyklę iššaut. Jeigu ne, aš tuos Vilniaus ežerus nurašau ir, kaip suprantu, reikės mest valtį į vandenį ir važiuoti su valtį. Spiningaut. Ne Vilnių. Всё. Einu mašiną. Ketvirta lokacija. Buivydiškės. Bandom pamėtyti Buivydiškių tvenkiniuose. Pasižiūrėsim. Jo, kliuvinių yra.
Nu, biškį skaitinėjaus apie šitos tvenkinius. Vaikystė, aišku, gaudžiau, tekdavo pagauti karosų, linų esu pagavęs, su spiningu, žinokit, net neatsimenu ar gaudžiau, bet dabar skaičiau, kad praktiškai nelikė žuvies. Tai nežinau, šiaip atrodo vietos tokios gražios, nu čia būtų galima užmesti, bet keli metrai į priekį ir žolės. Kažkoks lieptelis, pabandom praeit. Tai čia praktiškai taip tik tai pratraukti, nes užmest neužmesiu. Einam toliau. Šiaip gaila, kad Lietuvoje miestuose, ypač ežerai, tvenkiniai, kažkaip tai nėra to žuvies ir nelabai kas jų žuvina. Gylio šitam irgi tvenkiny praktiškai nėra. Čia iki 2 metrų, man atrodo, jeigu ir tiek yra. Kažkada anksti pavasarį. Nu, aišku, žolė. Tai aš jau matau, kaip pažvejosiu. Žolė, žolė, žolė. Eisim toliau. Surkabinas. Bandom pajudėti.
Žiūrėkit, kokie žolynai aplinkui. Aišku, dar būtų galima pamėtyti, jeigu būčiau pasiėmęs ofsetinius kabliukus, bet nepagalvojau, kad taip viskas yra užžėlę. Tai su ofsetiniais kabliukais būtų galima patraukinėti per tą žolės, viskas gerai būtų. Šiaip norint komfortiškai dar pažvejoti nuo kranto, tai visai neblogai pavyksta Galvės ežere, tai būtų pačiuose Trakuose, nes ten palei visą krantinę einant normaliu šituo taku, tai tikrai nei ten žolių yra kažkokių, tai nei ką, ten irgi tekę man pagauti lydekų, visai smagu dar į kokią kavinukę užeit, kavytės atsigert, irgi tokia miesto žvejyba, kurortinė. Šiaip šalta, galiu pasakyti, saulė šviečia, bet temperatūros turbūt kokie keli laipsniai šilumos, tai gerai, kad dar žiedeliai nešąla. Tai va, matosi naujai statomi namai, televizijos bokštas, šiaip tvenkinėlis, labai gražus. Čia dar prieš porą metų buvau su fideriuku atvažiavęs anam krante pagaudyti, tai biškį kojyčių patraukiau. Bet kažkaip tai situacija tada buvo biškį geresnė. Ne taip apžėlė. Gerai. Reikia išlupti bent vieną šiupaką. Krokodilą kažkokį tai. Bent jau mažą. Reikia pasikeisti gumą. Ir gal šiek tiek lengvesnį galvakablį užsidėti, kad netaip nertų. Nu, pabandom gal kažką tai tokio. Labai patinka man, kai tavo degytė dirba po vandeniu. Nu, man šita spalva patinka. Ant tokios aš kibčiau.
Tai pasikeičiam. Biški galvakablis mažesnis svoris. Šiaip įdomu, parašykite komentarus, kaip jums sekasi gaudyti nuo krantų, nes kažkaip tai šiais laikais jau labai mažai tų priėjimų likę prie tvenkinių, ežerų, tai įdomu, ar dar kažkas tai gaudo, neskaitant upės, ar nebelabai. Gerai, čia tokia duobė, damba eina ir čia nubėga vanduo, tai biški gilio daugiau, tai pabandysiu šitoj vietoj truputį daugiau pamėtyt, gal kažką tai iškrapštysiu, kaip varlė. Gražiai uodega juda. Šiaip nesimato net, kad niekas vartytųsi. Atrodo štilius visiškas. Nu ir aišku vėjas šiaurys. Tai šiek tiek gali būti ir dėl to įtakos.
Deja. Dar kažkoks priėjimas. Nu va, baigiu apmėtyt šitos tvenkinius, dar nueisiu į tokį kanaliuką. Čia netoli yra, jeigu bus priėjimas, pabandysiu dar prie kanalo apmėtyt. Nu tai būtų va šitas va kanalas. Čia už manęs tokia labai įdomi vieta, nes gerų kokių 15-17 metų gal čia gaudydavau lynus ir yra tekę pagauti ne vieną. Bet labai įdomus dalykas, kad va šitoj va vietoje apačioj buvo paskendintas maskvičius. Tai visas maskvičiaus rėmas šitoj vietoj buvo, ant kurio galima būdavo realiai atsistoti. Tai tokia iš vaikystės prisiminimo, smagi vietelė. Dabar, kaip suprantu, jo jau nebelikė, jisai ištrauktas. Toks kanaliukas ir išėjimas į tvenkinį. Ką, baigiu apeit tvenkinuką. Realiai kibimo nei vieno nesulaukiu. Man atrodo, beveik ir užteks. Praėjau jau 8000 žingsnių. Tai tikrai ganėtinai nemažai. Gaudau jau geras 4-5 valandas, gal nepilnai. Tai čia dar porą krantelių bus, prie kurių prieisiu. Ir po biškį judėsiu link mašinos, dar pamėtydamas, pasižiūrėsiu. Kažkaip jau daug vilčių nesitikiu. Nu, bet yra kaip yra. Net pačiam juokas ima, kokiose vietose gaudo. Kai jau žuvis neima, tai bet kokias nesąmonės pradedi daryti. Aišku,
Gal ir įmanoma tokioje vietoje pagauti. Kokią nedidelę lydekaitę ar ešerį. Bet kogi nepabandžius. Gilio biškį yra. Čia dabar, kur stovi kotedžai, anksčiau atsimenu, sodai būdavo ir tokia pelkė. Tai ant tiek viskas pasikeitė, kad šakės. Nieko čia nebus šitam kanale. Reikia judėti link mašinos. Nu, bet bent jau gražiomis vietomis pasivaikščiau. Šiaip mačiau tokių poilsiaviečių šone. Tai blemba yra nemažai šiukšlių palikta, nežinau kaip žmonės taip gali. Prišiukšlina, nieko nesusirenka. Šiaip gražios vietos. Realiai momentais net nesitikė, kad pačiam Vilniui vaikštų. Tai va dar išėjau į tokį kampą tvenkinuko. Vanduo skaidrus. Jūs neįsivaizduojat, bet matau vėžį vaikštantį dugnu. Geras. Jaučiuosi, kad žvejočiau parke. Panašiai ir yra. Suoliukai, takeliai. Nu, bet kad nei vieno kibimo, tai aš kažkaip tai nustebęs. Parašykit žmonės, jeigu kas nors žiūrėsit šitą video, ar gaudot kažkas iš šitų ežerų tvenkinių,
būtent Buivydiškių tvenkiniuose ar ten Salotės, Gilužio ežere. Įdomu, kažką pagaunat, nepagaunat. Ne anksčiau prieš kiek metų, bet vat būtent įdomu dabartinė situacija. Nes anksčiau tai aš irgi pagaudavau. Dabar gali būti, kad nebemoku žvejot. Nu, bet ką čia mokėtas pinigavime, ypač tokiam. Droži ir droži, mėtai ir mėtai. Nu, dar vieną metimą čia ir keliauju toliau. Bet jūs pažiūrėkit, koks vaizdas gražus aplinkui. Raudona, geltona, žalia. Pasaka. Pasaka. Tai va šitą filmuką reikia pavadinti vaikystės takais. Nu, kaip praeisi tokią vietą? Nu, tai blembačiai. Reikia gi užmesti, ne? Reikia užmesti. Reikia. Gal ten taip ir laukia lydekaitė mano masalo. Šiaip mailiaus matau. Plaukėja. Turėtų ir lydekų būt. Aišku, gal kitokia situacija būtų buvus, jeigu būčiau pasiėmęs ultralaitą ir ant mikromasalų gaudęs. Nu, bet šį kartą norėjau būtent lydekų, tai yra kaip yra. O, mailiukas tik šokinėja. Šiaip keiščiausia, kad nei vieną išsivertimą jokio nemačiau lydekos per visą tą žvejybos laiką. Viskas. Baigiu savo žūklę, keliauju link mašinos. Taigi vaikščiojau 10 000 žingsnių. Apėjau 3 Buivydiškių tvenkinius ir 3 ežerus krantais. Kiek buvo įmanoma. Neturėjau nei vieno kibimo, bet bent jau pakvėpavau gryną orą ir gerai praleidau laiką. Pasivaikščiojau savo vaikystės takais. Tai nieko įspūdingo neparodžiau. Kam patiko video, galit spausti laiką, subscribe, kas nesubscribinat. Ir susitiksim kitose video.